Pasivaikščiojimai po adventinę Klaipėdą su broliais pranciškonais Benediktu ir Astijumi. Na, orai nekokie, bet mes vis tiek tęsime savo pasivaikščiojimą po adventinę Klaipėdą. Šiandieną yra antros advento savaitės ketvirtadienis ir su Dalia Rust mes tęsime skaityti Evangeliją. Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Matą. Jėzus kalbėjo minioms: iš tiesų sakau jums, tarp gimusių iš moterų nėra buvę didesnio už Joną Krikštytoją, bet ir didžiausias dangaus karalystėje didesnis už jį. Nuo Jono Krikštytojo dienų iki dabar dangaus karalystė jėga puolama ir smarkieji ją sau grobė. Visi pranašai ir įstatymas pranašavo iki Jono. Ir jeigu norite priimti, tai jis ir yra tas Elijas, kuris turėjo ateiti. Kas turi ausis, te klauso. Girdėjote Viešpaties žodį. Šlovė tau, Kristau. Va, žmogus praėjus net šokoladukų davė. Sako, ačiū, kad esat. Bet esam ant tilto. Žiūrėkit, kaip simboliškai su mano šituo, va, karvutės. Karvutės. Jo, mes esame ant tilto, kuris jungia du krantus. Ir kadangi skaitinys buvo apie Joną Krikštytoją, tai aš galvoju, kad tikrai jis geriausiai sujungia tos du krantus, žemę ir dangų. Ir man asmeniškai Jono Krikštytojo asmenybė yra labai svarbi, kadangi jis kunigo sūnus ir jis turėjo paveldėti tėvo tarnystę Jeruzalės šventykloje. Bet kadangi jis matė, kad religija yra labai korumpuota, kad jinai visiškai atitolina žmogų nuo Dievo, kad religija Dievą netgi nužmogina, jis pasitraukia į dykumą ir moko mus visus tiesiog veržtis į dangų, būti aktyviais, veržliais Dievo sekėjai. Jėzus čia pavadina Joną Krikštytoją didžiausią iš pranašų. Ir mes žinome daug žmonių, kurie turi tą įvardėjimą, kaip pavyzdžiui Vytautas didysis, Aleksandras didysis, Erodas didysis buvo. Ir tai žmonių suteikti titulai tai nereiškia, kad jie didingi kažkuo tai. Man tai yra svarbu, kad jūs atkreiptumėte dėmesį, kodėl Jėzus sako vienas iš paskutinių pranašų. Paskutinis šventajame rašte minimas pranašas, tai yra pranašas Danielius, kuris praktiškai tai yra 400 metų iki Kristaus gimimo, nebuvo jokių pranašysčių. Graikai, Aleksandras Makedonietis okupavo Izraelį, okupavo romėnai. Ir iš tiesų 400 metų nebuvo jokio pranašo, Dievas tylėjo. Ir paskui jis prabilo būtent per Joną Krikštytoją. Ir prabilo jis yra didis, nes skelbia Dievo sūnaus ateimą, Mesijo ateimą. Todėl iš tikrųjų gera būti toje bangoje, būtent to tilto, kada mes galime jau pereiti iš Seno testamento į Naują testamentą. Ir būti naujojo pasaulio žmonėmis. Ir labai toks provokacinis klausimas mums, o kaip mes tiesime kelią Dievui į mūsų aplinką, kurioje gyvename. Ar mūsų žodžiai tikrai tiesia kelią, ar mūsų darbai tikrai daro tiesia tiltus Dievui ateiti į mūsų aplinką. Klausimai. Būkite palaiminti. Gražaus ketvirtadienio. Pasivaikščiojimai po adventinę Klaipėdą su broliais pranciškonais Benediktu ir Astijumi. Jeigu šis pokalbis praturtino jūsų mintis ir sielą, prisidėkite prie mūsų kelionės. Sekite mus, spauskite patinka, komentuokite, dalinkite su artimaisiais, kad kartu kurtume vilties bendruomenę.